antakių, nėra geras rytas, nors miegoti nuostabiai. Šiandien esame Latvijai, nes vakar nepasiekėm savo tikslo. Kontekstą Diana atėjo jums papasakoti, tai kasgi vis dėlto nutiko. Kelionė buvo tokia: Kelmė, Ryga. Kadangi Rygoje aplankėme Zuzėjum, modernaus meno muziejų, ir buvo koncertas Queens of the Stone Age. Koncertas baigėsi apie 10-11 valandą ir būtent nuo tada turėjo tęstis mūsų kelionė į Estijos pasienį. Tačiau nuovargis po koncerto padarė savo. Mums pritrūko 3 kilometrų ir nervinių ląstelių ir nuovargis padarė savo. Valios ir Natašos. Tai esam kažkokiam miestelėje, kur yra depo, which is nice, labai didelis pliusas miestų, jeigu jis turi depo. Valmiera, it's Valmiera. Valmiera. Ir šiandienos tikslas yra Estija Mining Museum. Neaišku, ar gausim vietą, bet mes labai pasistengsim nuvykti ten laiku iki uždarimo. Turim būti 2 valandas prieš uždarimą, nes paskutinę grupę leidžia 2 valandas prieš. Dabar iki viso šito, aišku, mums reikia papusryčiauti stipriai gerai. Ten dieną, kai bandžiau pirkti bilietus, tai 2 valandą buvo vieta. Nu, tipo, čia jaučiu romantikai buvo. Ne romantikai ir underground tunnels. Tai nieko, palauksim. Jau geriau, žinai, būt vietai ir palaukti, nei nedaug iš Senegal. Room tour. Tai vat, čia yra namai, šiukšliadėžė nuvirta. Čia vat mūsų yra svetainė, čia mes priimam savo svečius. Čia yra mūsų ofisas. Tada čia yra mūsų miegamasis su puikia garso sistema ir blackout užuolaidomis. Čia yra mūsų spinta. Tai va taip va. O šiuo metu va įsirenginėjama virtuvė turguje. Bet išsirinkome turgų, nežinau kodėl, bet džiugu, kad čia yra va tūlikas. Reikia tikėtis, kad jisai atidarytas. Tai nes gersime kavos. Vėliau, kai įsikursime, labiau updatinsiu, parodysiu. Va tokį va sūrį šiandien valgysime. Tepamas dar nematytas. Prašau vertinti tekstūrą. Va tokia, va. Kažkaip liūdnas videlis. Čia įlydytas ūkis iš tai. Tai gali būt, bet tik kad po to... kaip gražiai. Įsivaizduok ant krekeriuką, tai... Nu, mes neturim krekerių, mes turim tik bombų. Na, žinai, beveik same. Kol kas. Stop. Palauk, įvertinsiu. Tokie vat pusrytukai pas mumis. Labai romantiški. Kavelė, neskani košė. Idealų sumuštinį, nes aš darau. Ir šakutės neturėjim. Nu, tai čia smulkmenos, man tai. Viskas yra smulkmena. Kaip sakoma, nesureikšminkim.
šiandien jau apsilankėme parduotuvėje ir noriu pasidalinti džiovintais makaronais, kuriuos nusipirkome. Va šitai pat jie atrodo džiovinti gražus, va tokie va čipsiukai. Ir dar yra paimtas va toks va gėrimas, va toks va. Čia yra matcha cardamom, of course, ant manęs nefokusuoja. Ir aišku, energetinė. Energetinis, nuostabus energetinis. Su kuriuo skiedžiau kitą energetinį. Nu čia va tokie va mūsų, va, tokios va išdaigos šiandieninės mūsų. Atėjo laikas gerti matcha su kardamonu. Kardamonas ir matcha. Tai yra skaniausia matcha, kokią man yra tekę gerti nusipirkus iš kažkur, nes šiaip tai dažniausiai žiauriai šlykšti būna ir daužo špinatais, o šita labai maloni ir faina. Šiaip labai skanus ir man tai slyvų kvapas, slyvų odelių kvapas, tipo slyvų supratai, ne? Jo. Bet žiauriai gerai, rekomenduojame, sakyčiau, nu kokie 8 iš 10, 8 ir 35 miligramai kofeino. Tai mes toj prasipūsim. Atspėkite, kur mes atvykome. Atspėkite. It's a mining museum. Mes leisimės į apačią, yra underground tour. Eisim žiūrėti, kaip anksčiau kasė, kad ir ką jie čia kasė. Atrodo visai įspūdingai, naujoviškai. Kaip tau, man tai atrodo muziejus iš išorės? Vat atsistok šalia muziejaus, parodyk draugams. Puikiai. Kad tilptum prie muziejaus. Tai va tokie, va čia va tokie, va pas mumis yra ir va tokie, va yra tokiam senoviniai, bet labai moderniai atrodo iš tikrųjų. Iš tikrųjų apsirengiam, vat pasipuošiam, nors šiaip lauke yra bene kaip karšta. Bet sakė, apačioje bus 8 laipsniai, tai vat pasiėmė visą, ką turiu šilto. Ir tikiuosi išeisiu biškį pafilmuoti, nes nu kaipgi aš draugams neparodysiu, kur aš buvau ir ką aš nuveikiau. Va dar ten yra va visokių va tokių va technikų, va visokių yra. Jaučiu vėliau praeisiu pažiūrėti, o čia va vaikai va draskosi ant motokrosų.
vat čia vat mūsų vat vaganiuks. Labai tamsu. Ar ne? Nori čia ateiti? Tik čia klausimą. Ne, it's fine. Man tai palauk. Manęs. Va ten va tokios va upės pas mumis, va ten va taip va. Upės. Va taip va ten maudytis galima galimai. O va iš ten mes atvažiavom ir va čia mūsų transportas apsinabangus va. Labai faina, labai linksma. Va toks traukinys mumis atvežė. Labai garsiai buvo. Kaip įdomu iš tikrųjų tokiuose objektuose naudoti metalą ir metalinius traukinius. Tai iš ko labai reikia? Iš medžio. Drožinėsi. Žinai, logs, huge logs ir jame padarai tą. Grėkmė. Jo. Nu jau gana didelis toks. Nu jo. Jo, puikus dydis. Labai gerai. Viska kaugemale, nii kaua kui lendab, nii kaua puhk. Tegelikkuses oli vaja hästi kiiresti tööd teha ja just sellepärast, et nende tühjade vagunitega praegu anti, äkki juhtus mingi ja olid nii lühemad kasvu mehed. Seda kergem oli visa. Fotkinsi. Üksitamine on vahel niikuinii kategooriliselt keelatud, aga muidugi kõik rikkusid seda seadust. Väike võib tekkida näiteks, sõidab traktor või kaablid sealt üle ja selle tagajärjed ikkagi. No fotkinsi. Nii, paneme ta tööle. Tai va tokią ekskursiją mes turėjom, nei vėlė nesupratom. Tai klausėm, bet ką kitas pasakojo, nieko nesupratom. O, iš karto jaučiasi šiluma, jau kai čia kyli, nes šiaip apačioj vėsoka. Nu, tipo maloniai vėsu. Čia drėgmę mes jaučiam, nes O, šitoj jauti šilumą. Šiluma. Užrasojo kemas. Kaip čia kaip pirtelė. Ir kvepia taip pat. Šitą nes šiluma iš apačios drėgmė kyla. O kaip karšta. Grinai pirtim kvepia tą medieną. Kai mes ėjom, aš nepastebėjau, bet dabar jo. Šiaip žiauriai cool, man labai patiko ekskursija. Man neerzina, kad aš tipo čia pasakai, o to, kad ten tipo vis tiek išsamiau, tai toks neįsijauti kaip pasakai žmogui, žinai, kur čia klausai. Pamiršta pasidalinti vakarienę. Iškeptas toks dalykas, čia dešrelės, paprika, kečupas ir svogūnas. Nupirktas toksai su nuolaida, blynai. Mantas valgo saldžiai, man tai patinka saldžiai. Patinka? Aš nemėgstu saldžiai, aš mėgstu vat su dešra. Tai vat dabar jums ir parodysiu, kas vakarieniai.
diržo. Toks atblynas jau suplyšęs, matote, aha. Padedam. Sušutusi sūrį paimam. Šiandien jam negera, bet kam gerai šiais laikais. Liūdėsėlis, o liūdi. Ir Šeima ir draugai. Mano nuostabusis troškinukas. Paėmam kaip tortilė, taip, aba. Kaip turiu sikiukų tą pampersą. Aš nežinau, kaip pampersą. Įsivaizduot galiu. Va tokį vat padarom. Niam. Ne, lab. Tiesa? Taip skanu, kaip aš ir tikėjau. Ok. Nes atrodo neseniai kepėjai taip ir sakei neskanu buvo. Vilniui. Gal aš Vilniuje buvau valgys pietus, pavyzdžiui. Kai, gal aš Vilniui buvau, tai čia buvo mano 4 patiekalas dienos. Šiandien gal biškai kitaip yra. Neprireikia agurkėlio. Labai skanu buvo. Savo reikėjo. Bravo. Paplokime.